Šiandieną pasaulio čempionate startuoja B grupės ekipos ir šiandieną turėsime galimybę susipažinti su Ispanijos ir Olandijos komandomis, kurios puikiai viena kitą žino, tai yra vienas iš pasaulio čempionato favoričių ir prisiminus Pietų Afrikos Respublikoje vykusį finalą, manau, kad šios ekipos turi ką pasakyti ir šiame čempionate. Bet pirmosios rungtynės, pirmoji žvalgyba ir manau, kad Ispanai ir Olandai su mielu noru išsiskirtų taikiomis, tai yra savo problemas perkeltų į kitas komandas, taigi prognozuočiau lygiasias, nelabai rezultatyvės, galbūt kas drąsesnė 1-1 rezultatas, o įvarčių neturėtų būti daugiau negu 2,5. Sveiki, mėlyje. Šiandieną žaidžia Ispanija ir Olandija. Šiaip žinau, kad Ispanijai labai gražus vyrai. Man jie, žinok, vieni iš pačių tokių gražiausių. Pavyzdžiui, tenai žaidžia, šioje komandai žaidžia toks sportininkas Piqué, tai yra Šakiros vyras, netgi 10 metų jaunesnis už ją, tu įsivaizduoji. Jeigu nebūtų Šakiros vyras, ko gero aš apie jį ir nežinočiau. Kadangi vedęs, tai davai apie ką nors kitą pakalbam. Jau nurašytas, ne? Nu, gal dar ne. Nu, gerai, sakyk tada. Toresas. Ne, Toresas irgi žaidžia. Ten visų moterų eleksyras, ne? Jo, man irgi jisai žiauriai patinka. Kiekvieną dieną fainai. Bet žinai ką, yra dar ten vienas toks futbolininkas, labai garsus, toks Rėmas, Vyračio Rėmas, kaip ten jį vaidina? Ramusas kaimietė, tu apie futbolą nieko nesupranti. Bet kadangi žinau, kad Ispanijos vyrai yra patys gražiausi, tai Ispanija tikrai laimės, bet... Vyrai, mes už Lietuvą! O tai Argentina labai šustra šalis, kad už ją žaidžia šitas? 20 debilų paskui vieną kamuolį bėga. Labą dieną, šiandien žaidžia Prancūzija prieš Urugvajų. Lažybos gyvai orangulas.lt